Labadiena, sveikiname visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos laidą Savaitė. Šiandien matysite. Ignalinoje vyko seminaras apie atsinaujinančią energetiką. Ignalina pristatyta parodoje Viva Tour 2012. Apdovanoti geriausi, aktyviausi ir įdomiausi jauni metų žmonės. Kovo 8-osios proga rajono pareigūnai apie kolegės moteris. Vidiškėse šurmuliavo Kaziuko mugė. Penktadienį Ignalinos kultūros ir sporto centre surengtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas minėjimas. Savo pasirodymais žiūrovus džiugino Ignalinos meno mėgėjų kolektyvai. Plačiau apie tai žiūrėkite kitoje mūsų laidoje. Kovo 8 dieną Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros salėje vyko seminaras, kurio tikslas – supažindinti gyventojus, kaip galima apsirūpinti energiją iš vietos atsinaujinančių energijos išteklių. Tai viena iš projekto viešosios energetikos alternatyvos, tvarios energetikos strategija kaip regioninės plėtros galimybė veiklų. Seminare kalbėta apie atsinaujinančią energetiką, pristatyta geroji patirtis, moderniosios technologijos, nauji atsinaujinančių energetikos išteklių supirkimo tarifai ir prognozės, LED šviesos diodų perspektyvos. Atsinaujinančios arba taip vadinamos žaliosios energetikos ištekliai tai vėjas, saulė, vanduo, žemės gelmės, biomasė. Kaip sakė projektinių kelionių po Skandinavijos šalis įspūdžiais pasidalijusi Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros direktorė Inga Šidlauskienė, žalioji energetika yra tausojantis santykis su aplinka, gamtai palankus ir taupus resursų naudojimas, toliaregiškas požiūris, rūpestis ateities kartomis. Toks požiūris turi būti formuojamas nuo vaikystės, diegiamas namuose ir mokykloje. Pastaruoju metu žaliai energetikai skiriamas ypatingas dėmesys. Geruosius pavyzdžius rodo daugelis užsienio šalių, ypač ši energetika populiari Skandinavijoje. Pavyzdžiui, Danijoje yra daugiau nei 7000 vėjo jėgainių. Seminare pristatytos Ignalinos rajono žaliosios iniciatyvos. Šilumos ūkio modernizavimo darbus nuo 1993 metų, taip pat daugiabučių namų ir viešųjų įstaigų pastatų renovaciją aptarė savivaldybės administracijos, verslo ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėjas Ričardas Trimonis. Apie žaliosios energetikos naudą kalbėjo renginyje dalyvavęs Ignalinos rajono meras Bronius Ropė. Kai buvo pasakyta, kad iššūkis į žalumą, tai noriu pasakyti, politiškai Ignalinos rajoną, arba, sakykime, mes jau padarėm žaliąjį, kadangi valstiečiai liaudininkai pakeitė pavadinimą partiją ir pasidarė valstiečių liaudininkų ir žaliųjų sąjungą. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, tai kadangi Ignalino valdančioji yra partija būtent šita, tai mes tikrai jau tapom žalieji ir prisijėmėm kaip partija įsipareigojimus eiti šitą kryptim, darom daug renginių Lietuvoje, būtent dvi kryptis, viena kryptis tai yra, žmonių padėtis regionuose, darbo vietos regionuose, tiesiogiai susiję, pamatėm, kad tiesiogiai susiję su žalumu. Ir jau džiugu, kad netgi Lietuvos pakankamai stiprų žmonės, kurie neigdavo, perspektyvą žaliosios energetikos, šiandieną vis garsiau sako, kad žalioji energetika duoda didžiulę pridėtinę vertę. Jau tie projektai, tos katilinės, kurios buvo, kaip sakykime, pabandymai, ką tai reiškia, kada buvo, dar sakyčiau, net iki praeitų metų nebuvo tokio didelio skirtumo tarp dujų ir tarp vietinio atsinaujinančio kuro biomasės, nebuvo matoma ta nauda. Šiais metais akivaizdi nauda – 30%, 25%, 40% skirtumas, kaip buvo paminėta gerbiamo Dmitrijaus, kainos skirtumas. Tai yra didžiulis dalykas ir jeigu dar eisim toliau, naudojimo skirtumą pradėsim, daryti, tai aš džiaugiuosi, kad Ignalinoje ne tik padaryta biomasė, bet ir naudojimo skirtumas padarytas. Tai du didžiuliai galingi projektai, tai yra ekonomizeris, kuris apie 20% sumažino biomasės naudojimą, gaminant tą patį šilumos kiekį.
Tai yra labai svarbus dalykas, nes 5/5 nereikėjo, medienos ir taip toliau. Antras dalykas, naujo šilumos trasos, kurių, nuostolius šilumos trasose iš 22% padarė 12-13. Tai vėlgi apie 10% sutaupyta kūro. Tai dideli dalykai, apie kuriuos irgi reikia kalbėti. Nes aišku, trečias dalykas, ką mes sakom Lietuvos valdžiai, kad ir valdymas turi būti kontroliuojamas. Jeigu įmonė nekontroliuojamas valdymas, nepasiekiama ta nauda, kuri gali būti pasiekiama, kaip pavyzdys, aš tiksliai nežinau, bet aš esu girdėjęs, kad Vilniuje šiandieną tam 100 kW katile kūrenamas kūros, kurio kaina 140 litų. Kai mes tuo tarpu apie 115 litų galim kūrenti ir jos sočiai yra šiandieną Lietuvoje, kadangi skandinavai yra sumažinę pajėgumus dėl gamyklų problemų ir Lietuvoje šiandieną po piermalkių miškai neturi kur dėti. Tai visi šitie dalykai, žinoma, detalį nereikia jas liestis, bet reikia apie jas kalbėti atskirose vietose, kas būtent gali suvaldyti. Juk pasigaminus šilumą, arba gaminant šilumą gali gaminti lygiagrečiai ir elektrą, gali gaminti ir kitus reikalingus žmonėm dalykus. Pasidžiaugta, kad Dūkšto miesto katilinėje praeitais metais įrengta saulės kolektorių sistema. Tai buvo pirmas projektas Lietuvoje, kai saulės energija panaudota karšto vandens ruošimui centralizuoto vandens tiekimo sistemoje. Ignalinos rajone viešajame sektorėje pradėtos naudoti taupiosios lempos. Meras informavo, kad Ignalinos mieste Aukštaičių gatvė bus apšviečiama lediniais šviestuvais. Taip pat bus parengtas rajono vėjo jėgainių žemėlapis. Aplinkosauga ir atsinaujinanti energetika yra verslas. Lietuva šioje srityje turi dar daug neišnaudotų galimybių, sakė projekto viešosios energetikos alternatyvos koordinatorius Dmitrijus Sosunovas. Aptarė šio verslo perspektyvas ir Ignalinai siūlęs galimas vėjo ir kogeneracinės jėgainės statybos idėjas. Kovo 2-4 dienomis Vilniuje Litexpo parodų rūmuose vykusioje tarptautinėje turizmo parodoje Vivatur 2012 buvo pristatyta ir kurortinė Ignalina. Greta didžiųjų šalies kurortų įsikūrusiam mūsų stendui dėmesio netrūko. Ankstesniais metais Ignalina Vivatur parodose taip pat buvo pristatoma, tačiau dalindavosi bendrus stendus su kitų miestų turizmo informacijos centrais. Šiemet Ignalinos rajono turizmo informacijos centras buvo įsikūręs atskirame stende, papuoštame Igno ir Linos kultūros atvaizdu. Greta buvo Molėtų, Trakų, Birštono ir Palangos turizmo informacijos centrų stendai. Tikrai mums labai džiugu, kad pasitvirtinę priemonių planą gavom finansavimą Ignalinos rajono savivaldybės dalyvauti parodose. Tas biudžetas gal nėra didelis, gal ir nėra mažas. Tai vienas iš etapų, tai yra antrasis etapas. Prieš tai mes dalyvavom Rygos parodoje, tai buvo Baltur 2012. Vyksta dabar antras etapas, kaip aš minėjau, Vivatur 2012. Ir tikrai malonu, kad mes, turėjom galimybę gal su finansiniais mažesniais resursais dalyvauti bendrame turizmo departamento stende, kur yra įsikūrę 28 turizmo informacijos centrai, bet, atskiras stendas, kaip ir, kaimo atskiras vienkiemis yra patrauklus kažkuo, tai ir mes tikrai bandom pritraukti turistus su savo turistiniais resursais, su savo individualiais paslaugų teikėjais ir tikrai srautas, gal nepasakyčiau, kad labai yra didelis, bet nėra ir mažas, kadangi šiandien yra tik tai penktadienis, pirmoji parodos diena, kuomet daugiau domisi verslininkai, turizmo paslaugų teikėjai, o didesnio srauto, kaip paprastai jau turim patirtį, būtent mes tikimės šeštadienį sulaukti, nors susidomėjimas yra apgyvenimo paslaugomis, turizmo maršrutais. Bet tikimės tikrai atgarsį turės ir vasarą turistų srautas bus tikrai nemažas. Kurortinės Ignalinos stende buvo galima pasigrožėti rajono simbolių lelijomis, naujai išleistais lankstinukais, pavartyti naujausius nuotraukų albumus, paskanauti strigališkio šakočių. Parodoje buvo pristatomos Ignalinos rajono lankytinos vietos, edukacinės programos, apgyvendinimo paslaugų tiekėjai, Ignalinoje įsikūrė sporto ir pramogų centras, Lietuvos žiemos sporto centras. Neliko pamiršti ir turistam patrauklūs maršrutai. Visiems besidomintiems pasakota, kur mūsų krašte keliauti automobiliu, dviračiais, taip pat pėsčiųjų bei vandens maršrutai.
Per 3 dienas parodoje sulaukta didelio lankytojų susidomėjimo Ignalina ir jos apylinkėmis. Ignalina domėjosi ne tik pavieniai lankytojai, bet ir turizmo agentūros organizuojančios keliones po Lietuvą, gidai bei turizmo informacijos internetiniai portalai. Atsirado ir niekada nebuvusių mūsų krašte, kuriems buvo pristatytos galimybės Ignalinoje ilsėtis tiek vasarą, tiek žiemą. Daugiausiai lankytojai domėjusi naujienomis, turistiniais maršrutais, aktyvaus poilsio galimybėmis, sporto ir pramogų centru, kaimo turizmo sodybomis, edukacinėmis programomis bei lankytinomis vietomis. Kovo 2 dieną Ignalinos rajono mokinių taryba surengė gražią šventę, apdovanojo metų geriausius, aktyviausius, įdomiausius jaunus žmonės ir jiems padedančius. Pirmą kartą organizuotų Irmos apdovanojimų renginys vyko Ignalinos kultūros ir sporto centre. Jaunimas puikiai save pristatė, mokiniai patys režisavo ir vedė šventę, patys koncertavo ir netgi auksu spindinčias statulėles sukūrė. Apdovanojimų šventę vedė Julija Člek, Irmantas Mikulėnas ir Milda Savickaitė. Merginos suvaidino 2 seseris moksliukę ir savimi patenkinta po šeivą. Galiausiai grožis ir protas susivienijo, kitaip ir būti negalėjo, puikus geriausio jaunimo pavyzdžiai jas sužavėjo. Visus susirinkusius pasveikino nominantų atrankos komisijos pirmininkė, savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė. Šiandien būsit pakviesti patys pačiausi, geriausi, aktyviausi, tie, kurie šiais, praeitais metais daug ką nuveikėte ir su ta viltim, kad prie jūsų kitais metais arba prisidės naujų žmonių, kurie irgi savo veiklą įdomiai leis savo laisvalaikį ir šiaip gyvenimą, arba iš jūsų kitų tarpo šiandien nepatekusių į sceną atsiras tokių šiek tiek pavydėjusių lietuviškai, šiek tiek panorėjusių pasakyti, o kuo aš prastesnis negu kad šitie, kur šiemet buvo apdovanoti, irgi labai daug ką veiks, darys, rodysis, kalbės, rašys, šoks, dainuos, sportuos ir nežinau ką dar, ir irgi pretenduos patekti į kitų metų apdovanojimą. Komisija rinkosi iš 56 kandidatų. Šventėje iškilmingai paskelbtos 9 nominacijos ir apdovanoti geriausieji. Ne visi jie dalyvavo renginyje. Metų jaunimo įvykių tapo Didžiasalio radijo įkūrimas. Atsiimti apdovanojimo atvyko visa šauni komanda. Visiems labai ačiū, turbūt ne visi dar žinote, kas tas yra Didžiasalio radijas, tačiau po šiandienos tikiuosi, kad visi sužinosite bei tapsime su jumis gerais draugais ir dar kartą ačiū už šį apdovanojimą. Metų lyderės vardą gavo Ignalinos rajono gimnazijos mokinė Sigutė Dalia Tijūnelytė. Ši mergina žinoma kaip puikiai besimokanti ir visur suspėjanti. Metų menininkas Ignalinietis Aurimas Novikovas, Vilniaus universiteto studentas, knygos Nemiegantys autorius. Metų Ignalinos migrantas Simona Smirnova, Lietuvos muzikos akademijos studentė, buvusi Ignalinos jaunimo lyderė. Vilniuje gyvenanti Simona į savo draugus kreipėsi iš ekrano. Džiaugiasi gražių sumanimų ir jaunimui linkėjo drąsiai siekti savo tikslų. Metų moksleivis Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 8-okas Giedrius Pakalka. Besimokantis tiesiog puikiai, jis įvairių konkursų ir olimpiadų nugalėtojas. Apdovanojimus ir norėčiau paskatinti kitus nebijoti siekti savo tikslų. Metų jaunimo sportininkė plaukikė Dovilė Mikoliūnaitė. Metų jaunimo organizacija ateitininkų Prano Dovydaičio kuopa Ežerų vaikai. Jaunimas padėkojo ir dosniausiam rėmėjui. Metų rėmėjų paskelbtas viešbutis restoranas Žuvėdra. Metų savanoris Maltos ordino pagalbos tarnybos Ignalinos skyriaus jaunimo grupė.
Į sceną užlipo visa savanorių komanda, o už parodytą dėmesį jų veiklai dėkojo vadovė Danutė Cijūnėlienė. Laimė didėja, kai jie daliniesi, sakė ji, ir dėkojo tiems, kurie aukoja labdarai. Po visų apdovanojimų buvo padėkota ir mokinių asociacija globojančiai Tatjanai Striukovai. Šventę pagyvino mokinių pasirodymai, dainavo Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos ansambliai Pumpurėliai ir Pumpurai, Renatos Artimavičiūtės ir Gintarės Rezgytės, Vaidos Utkaitės ir Vilnietės Kotrynos Paškevičiūtės duetai bei gimnazistų roko grupė Raudonas laidas. Šiais laikais jau nestebina karjeros laiptais sėkmingai kopiančios moterys. Jos puikiai darbuojasi įvairiose srityse. Kovo 8-osios išvakarėse domėjomės, kaip moterims sekasi dirbti policijoje bei valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Moterys pareigūnė sėkmingai darbuojasi įvairiose srityse. Pranešama, jog Lietuvos kariuomenėje tarnauja 11% moterų. 109 Lietuvos moterys yra dalyvavusios tarptautinėse operacijose Afganistane ir Irake. Moterys dirbančios policijoje lygiavertės partnerės ir kolegės policininkams vyrams. Kovo 8-osios išvakarėse aiškinomės, ar Ignalinos rajono komisariate daug moterų policininkių. Ignalinos policijoje moterų tikrai netrūksta. Šiandien Ignalinos policijos bendruomenėje moteris sudaro 1/3. Tai yra policijos komisariate dirba 21 moteris. Jūsų nuomonė, atliekama darbo kokybė, lyginant tai, kaip dirba policininkai vyrai ir policininkės moterys. Ar lygiavertė? Na, visų pirma pasakyčiau, kad nėra tokio darbo, nėra tokios tarnybos policijoje, kurioje nesugebėtų dirbti moteris. Priešingai, netgi tie pasakymai, kad moteris neturėtų dirbti policijoje arba policijoje moterims ne vieta, tai tikrai norėčiau paprieštarauti, nes dauguma darbų moteris atlieka netgi geriau negu vyrai. O manyčiau, kodėl? Todėl, kad jos yra kruopštesnės, jos yra atsakingesnės ir kantresnės. O jeigu konkrečiai pradėtume kalbėti, kokie darbai joms patikimi? Na, moteris dirba įvairiausiuose padaliniuose. Nemažai moterų dirba Ignalinos komisariate kriminalinėje policijoje. Na, kaip pavyzdys būtų iš 8 procesuristų, to anksčiau vadinamų tardytojų, 6 yra moteris. Jos yra netgi pasiekusios geriausių rezultatų, tai praeitų metų rodikliai yra tokie, kad beveik 200 bylų yra vienos ir kitos tyrėjos perduota į teismą ar užbaigta kitų procesinių sprendimų. Eilę metų yra apdovanota ir skatinta pareigūnė dirbanti prevencijos poskyryje, tai Ramunė Stasiūnaitė. Tai rodo, kad tikrai moteris gali dirbti ir sugeba dirbti policijoje. Turėjome pareigūnių, kurios dirbo ir kelių policijoje. Šiuo metu kelių policijoje, patrulių būryje tokių pareigūnių neturime. Bet tai parodė, kad tikrai sugeba gerai dirbti ir rezultatai tikrai buvo vieni iš geriausių, lyginant su vyrų rezultatais. Ir nusiskundimų tikrai nebūdavo. Būdavo pagirimų, kad tikrai savo tarnybą pavestas funkcijas atlikdavo labai principingai, sąžiningai. Dėl to tikrai džiaugiamės. Kalbinti policijoje dirbantys vyrai, vertindami savo kolegių darbą ir pastangas, taip pat negailėjo gerų žodžių. Moteris ir darbas policijoje, tai suderinami dalykai? Na, aš manau, kad tikrai suderinami dalykai. Komisariate turim tikrai nemažai dailiosios lyties atstovių, kaip sakyt. Daugiausiai jas dirba tyrėjų darbą, apklausinėja žmonės. Na, iš tikrųjų, tiek aš, tiek komisariato vadovas, manau, esam tikrai patenkinti. Reiškia, tikrai galima suderinti tos dalykus. Įsivaizduočiau, kad kolegė moteris darbe lyg ir įpareigoja šiek tiek pasitempti? Na, tikrai
turim pasitempti, tikrai turim ypač tokį progą artėjant, susikaupti, parodyti dėmesį moterims, niekada to dėmesio nebus per daug. O dėmesį dovanodami moterims, ar nepagalvojate, kad vyrai šiek tiek lieka nuskriausti? Moteris turi tarptautinę moters dieną, o kodėl vyrams nėra skirtos dienos? Manau, vyram pagaminti skanus pietus yra pati geriausia dovana, taip kad manau, kad nesam tikrai nuskriausti. Juk ne veltui moteris tapatinama su gėle, su žiedu, kadangi tai sakoma gležna, jautri būtybė, o dirbdama čia, policijoje, ar nepraranda į to gležnumą? Manau, kad galbūt ne. Iš tikrųjų, tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus pačio, kaip jis supranta, kaip vertina ir kaip po to save pateikia. Tai aš manau, kad tas darbas galbūt iš tikrųjų svarbus darbas, bet gėlė išlieka gėlė, ką čia be pridursi. Moteris iš tikrųjų mūsų darbe didelį darbą atlieka, netgi kitos daugiau negu vyrai. Jos, aišku, tokį didesnį darbą daro gal ne būtent kaip policijos tam, kaip pasakyti, veiksme, kuris vyksta su tais nusikaltėliais didesniais, bet daugiau gal su tuo procesiniu sprendimu, ta prasme, dokumentų tvarkymu gal. Bet, kaip pasakyti, kiekvienas darbas yra savotiškai sunkus ir jis atliekamas kiekvienos moters, kaip įdėtų darbų yra vertinamas gerai, skaitau. Ar galima teikti, kad kolegė moteris šiek tiek įpareigoja, šiek tiek galbūt verčia ir pasitempti? Kaip čia pasakyti, aišku, moteris tokiam darbė dirbdama policijos, vyrui kartais ir padeda ir savo išmintingumu ir pratingumu, aišku, nes moteris gal, kaip pasakyti, jos daugiau supratingesnės yra. Ignalinos rajono policijos komisariate kalbintos moteris buvo kuklios ir santūrios. Vyresnioji tyrėja Loreta Juodelienė sakė darbę nejaučianti diskriminacijos. Atvirkščiai, moterys čia gerbiamos ir mylimos, o santykiai su kolegomis vyrais darbė grindžiami abipusių pasitikėjimų. Moterys taip pat sėkmingai dirba valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Šiai dienai mes praktiškai savo rinktinės kolektyvę turim apie 20% netgi tarnaujančių moterių ir mes jomis labai džiaugiamės, labai patenkinti, kadangi jos tikrai sąžiningos, kruopščios, darbščios. Moterys yra labai reikalingos mums ypatingai kontrolės punktuose, sulaikant valstybės sienos pažeidimus, pažeidėjas ypatingai darant kratą. Mums labai tai palengvina, reiškia, tą darbo procesą. Aš manau, kad jom labai patinka dėvėti uniformą, lyginti su vyrais, būti pavyzdžių viens kitam. Ir visada, kai vyras ir moteris eina ir tarnybą viens prieš kitą, atrodo labai gražiai, tvarkingai, ruošiasi tarnybai, netgi vykdo savo pareigas, daug garbingiau pasakyčiau, kaip vieni vyrai vykdytų. Tai mums tikrai džiugu ir pasitemptina visai tarnybai. Ignalinos rinktinė priskirta valstybės sienos ruožą saugo Puškų, Tverečiaus, Adutiškio, Švenčionių ir Pavoverės užkardos. Nuo šių metų vasario 1 dienos prijungus Pavoverės užkardą, saugomos valstybės sienos ruožas su Baltarusija pailgėjo dar 48 km, bei perdavus dalį ES vidaus sienos su Latvija, ES vidaus sienos ruožas pailgėjo 124 km. Ignalinos rinktinė, palyginus su kitomis rinktinėmis, saugo ilgiausią valstybės sienos ruožą – 505 km, iš kurių 239 siena su Baltarusija, tai yra ES išorės siena, ir 266 km sienos su Latvija, tai ES vidaus siena. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje moterims patikėtos įvairios nemažiau atsakingos nei vyrams funkcijos. Pakalbėkime apie moterų darbą valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Ar yra to darbo privalumų, o gal ir trūkumų? Tai pasakyčiau, trūkumų tai tikrai nėra toj mūsų struktūroje ir tarnyboje, bet privalumų tai yra. Pavyzdžiui, moteriai bendraujant su pravažiuojančiais asmenim,
kalbant su gyventojais, su vietiniais, jos tikrai, kaip psichologijos, jos yra žymiai geresnės ir randa greitesnį kontaktą su žmogum. O ar yra moterų pasižymėjusių darbe, saugant valstybės sieną? Taip yra. Yra ir ne vienas atvejis būna, kaip moterys netgi prisideda prie sulaikymų valstybės sienos netgi pažeidimų ir pažeidėjų išaiškina. Todėl jos irgi daug prisideda mums prie bendro darbo, prie bendros tvarkos. Kokį darbą jos dar atlieka čia pasienio tarnyboje? Mūsų moterys pasienio tarnyboje ne vien tik saugo valstybės sieną, punktuose praleidę kontrolę prie žalios juostos, bet turim ir moterų kinologių, kurios dirba su tarnybiniais šunėmis ir labai daug prisideda prie sulaikant tiek kontrabandą, tiek narkotinės medžiagas, tiek paieškomų žmonės praktiškai. Mes ir su policija bendradarbiaujam ir padedam netgi vietiniams gyventojams išaiškinti įvairius nusikaltimus. Jau 10 metų valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbanti vyresnioji pasienietė Jūratė Mačiolytė sakė savo darbą mėgstanti ir jo nekeistų. Kas paskatino pasirinkti darbą valstybės sienos apsaugos tarnyboje? Visą laiką galvojau, kad dirbsiu policijoje, bet kažkada tai vidurinėje atvažiavo iš Užkar, iš Visagino tuometinės užkardos ir papasako, koks yra pasieniečių darbas, kaip jisai dirbamas ir tuo metu, kaip tik kūrėsi pasieniečių mokykla. Ir visus kvietė tiesiog mokinti studijuoti, bet tais metais dar neįsikūrė, tai teko studijuoti Klaipėdos aukštesnioje policijos mokykloje. Bet ir vis tiek visi keliai atvedė štai čia, į pasienį. O ar nesigailit, kad tai pasirinkot? Kad ne, kad darbas buvo visą laiką vietoje. Gavom siuntimus mokintis ir žinau, kad bus užtikrinta darbo vieta ir sugrįšim į savo kraštą dirbti. Darbas tikrai ypatingas, nelengvas ir dar būt gal toks išskirtinis bruožas, kad darbe dažnai partneris, jūsų kolega yra pasienietis vyras, o dirbant, sakykime, tai poroje, ar nejaučiate diskomforto? Net nežinau, gal vyrai atviresni, daugiau papasakotų apie mus, kaip mes čia dirbom, kaip mes jam padedam, ar jiems sunkiau ar lengviau, bet mūsų nuomonė, tai kad vyrai mus truputėlį ir pagloboja, ir pasaugo, nestato jau taip dažnai tarnybas ten, kur blogos sąlygos. Net nežinau, šiaip tai malonu su jais dirbti. Vyrai pasieniečiai sakė gerai vertinantys savo kolegių pastangas einant atsakingas pareigas, gerbė jų pasirinkimą dirbti valstybės sienos apsaugos tarnyboje ir mano, kad jos yra lygiavertės partnerės atsakingame darbe, saugant valstybės sieną. Jūsų darbe partnerė ir kolegė moteris, ar jums tai nesukelia diskomforto? Diskomforto niekada moterys nesukelia, jeigu jos yra tikrai geros kolegės. Kadangi moterys mūsų kolektyve priverčia vyrus pasitempti, kaip aš sakau, tai tuo pačiu reiškia kelti ir valstybės sienos apsaugos prestižą. Nes kada žmonės visi pasitempia, mato pasieniečius, mato moteris pasitempusias irgi prie mūsų, netgi visa tarnyba atrodo nuo to tik tai geriau. Negaliu nieko blogo pasakyti apie moteris, nes turbūt ir mane tada apkaltinsit diskriminaciją. Manau, kai kurios moterys iš tikrųjų netgi greičiau ir žaibiškiau sureaguoja į kažkokią tai konkrečią situaciją. Aišku, lygiai taip pat ir vyrai, ir moterys gali kiekvienoje situacijoje pasielgti visiškai priešingai. Kai jūsų darbė partnerė ir kolegė yra moteris, ar jums tai netrodo keistai, gal nepatogu, ar gal netgi sukelia diskomfortą? Pavyzdžiui, man asmeniškai tai jokio diskomforto nesukelia, nes pas mus kaip skaitosi visi pareigūnai, visi kolegos. Ir aš manau, čia normalus reiškinys ir nieko čia nematau šiam blogybės jokios. Ir nežeidžia tas faktas, kad, sakykime, lik ir pagal viską, tos moterys jau visas sferas kėsinasi. Jau dabar nebeliko faktiškai tų darbų, kuriuos atlieka tik vyrai, netgi saugant valstybės sieną, kur, sakyčiau, tikrai labai daug visokių situacijų ir pavojų. Ir čia jos tampa lygiavertės. Jums tai netrodo keista, galbūt nelabai priimtina? Man tikrai neatrodo, nes galų galia dabar turim ir šalies vadovę moterį. Ir aš manau, visai čia normalus reiškinys. Kadangi policijos komisariate ir Ignalinos rinktinėje lankėmės kovo 8-osios išvakarėse, negalėjome nepaklausti, ko vyrai tą progą linkėtų savo kolegiams ir visoms moterims. Stiprios sveikatėlės visoms moterims, pavasariškos energijos, kad ta pavasarinė saulė šviestų ne tik tai lauke, bet ir kiekvienos širdyje. Taip pat, kad būtų mylimos, mylinčios ir aišku laimingos. Visko ko geriausio. Daug gėlių, aišku, daugiausia
moterim tą švenčių progą. Daugiau šypsenų ir daug sveikatos, aišku, ir šitam nelengva mūsų darbe. Palinkėčiau ir pasakyčiau ačiū už jų sąžiningumą, už jų kantrybę, kad jos randa laiko tiek šeimoje, tiek tarnyboje, negaili savo brangaus laiko ir laisvalaikių, prisideda prie mūsų įvairių kitų funkcijų, kurios būna ir ne pagal paskirtį. Palinkėti aš jau norėčiau tikrai sveikatos, sąžiningumo, darbštumo, kruopštumo ir ačiū, kad jos dirba pas mus, mūsų valstybei Lietuvai. Pirmiausia, norėčiau gal palinkėti laimės, džiaugsmo, stiprybės bendram gyvenime. Visai būtume tokias geras, šipsotume. O dabar dar keletas nuomonių jau aptartų klausimų. Ar vyrai nemano, kad jų teisės pažeistos, kai minima kovo 8-oji tarptautinė moters diena? Juk tarptautinės vyrų dienos nešvenčiame. Aišku, galėtų gal ir būti atskirai vien tik tai vyrų diena, bet manau, kad tų švenčių tikrai pakankamai. Vyrai tikrai nėra labai nuskriausti ir turi kur pašvęsti, pasilinksminti, taip kad didelės problemos aš nematau. Kiekvienas vyras savo švenčių gali prisikurti beveik kiekvieną dieną. Todėl manau, kad kovo 8 yra labai graži šventė ir jinai tikrai skirta moteriams. O moteris turi būti pagarboj, visą laiką pagarboj. Aš tik tai už tą kovo 8. Ir žinoma, moters nuomonė. Gal reikėtų juos sveikinti su kariuomenės diena Lietuvos tada, vis tai tą dieną paminėti. O baigsime pažintį su policijoje ir valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbančiomis moterimis bei jų kolegomis vyrais reportaže neišsakyta ir neaptarta mintimi rusų patarlė apie moteris. Net jei moteris būtų stiklinės, vis vieną jų nepermatytum. Tai dar vienas gyvenimo patikrintas ir daug pasakantis požiūris į jas. Kovo 8-osios proga rajono policininkai sveikino ne tik savo kolegės. Tradiciškai tą dieną keliuose patikrinti sustabdytoms moterims pareigūnai dovanojo atvirukus ir linkėjo gero bei saugaus kelio. Ačiū. Būtų laiminga, vairuoti. Ačiū labai. Tarptautinės moters dienos išvakarėse Ignalinos moteris pasveikino dainuojantis, grojantis ir vaidinantis vyrai, pakvietę jas į nuoširdų koncertą. Moterys savo stiprybę stebina vyrus. Jos augina vaikus. Jos pakelia vargus ir negandas. Sunkią naštą velka, bet tuo pačiu nepaliauja dalintis meilę, džiaugsmu ir laimę. Jos šypsosi, kai norisi rėkti. Dainuoja, kai nori verkti. Jos verkia, kai yra be galo laimingos. Ir juokiasi, kai nerimauja. Jos kovoja dėl to, kuo tiki. Jos drąsiai pasipriešina neteisybei. Jos nepriima atsakymo ne, jei tiki, kad yra geresnis sprendimas. Jos atsisako naujų batų, tačiau nuperka juos savo vaikams. Jos palydi išsigandusį draugą pas daktarą. Jos myli besąlygiškai. Jos važiuos, skris, plauks, eis, bėgs, skambins, kad pasakytų, kaip jūs myli. Moters širdis, štai kas priverčia suktis pasaulį. Trečiadienį pasiklausyti kovo 8-ąjį skirto koncerto prisirinko pilna Ignalinos kultūros ir sporto centro salė. Dauguma žiūrovų buvo moterys ir vienas kitas vyras. Viso vakaro metu sklandė puikiai nuotaika su gero humoro gaida. Skambėjo moteriams skirti posmai, dainos ir rinktinė muzika. Если бы только я мог песней утешить тебя, если бы только я мог, я бы тебе спел. Но пальцы не могут играть, и голос дрожит почему-то. Если бы только я мог, я бы тебе спел. Moterims koncertavo Gintautas Juodagalvis ir džiazo grupės Grais Project vyresnieji muzikantai bei jaunimas, autorinių dainų atlikėjas Valerijus Ksenzovas, kylančiai Ignalinos žvaigždė ir svajonių jaunikių pristatytas gimnazistas Tomas Ulozas bei romantiškas dainas dovanojęs Dūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas. Tiesa, jam pritarė vienintelė tą vakarą scenoje stovėjusi moteris Dangutė Urbonienė. Before the cool runs out, I've been giving in my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's to gain my turn.
To win some or learn some, but I won't hesitate no more, it cannot wait, I'm yours. Koncerte buvo visko – ir pakilių gražių žodžių apie moterį, ir juokų bei suvaidintų anekdotinių situacijų, ir jaunų balsų, veidų, ir patirties bei profesionalumo. Į koncertą atėjusios moterys labai maloniai praleido vakarą. Vyrų dėmesys ir pastangos moterims dovanojo šypsenas ir gerą nuotaiką. Praėjusį šeštadienį kovo 3-ąją Vidiškių gimnazijoje šurmuliavo jau tradicinė tapusi kaziuko mugė. Plačiau apie tai vidiškiečių parengtame reportaže. Šiais metais Vidiškių kaziukų jau 15. Vai tai šventė, vai tai proga per žiemą išbalusiam ežerų krašto žmogui išvysti margų vaizdų, linksmų garsų, gardžių kvapų, seniai matytų draugų ir linksmų kaimynų. Kovo 3-ąją Vidiškių gimnazijos šeimininkai ir svečiai prisiminė laikus, kai Vidiškių kaziukas buvo mažas pradinukas ir kaip spėri jis augo tuo visus džiugindamas ir dabar 15 besas sugebėjo išsaugoti visas gerąsias savo savybės – tautiškumą, liaudies kultūrą, tradicinius amatus ir matyti įgimtą linksmumą. Būtent už tai vidiškiečių kaziuką gyrė po mugę jau pasidairiusi savivaldybės administracijos švietimo, kultūros sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė. Man atrodo, kad šiandien yra tokia Vidiškėse pati didžiausia šventė visoje Lietuvoje, nes šiandien kaip tik vyksta 3 didžiausiuose Respublikos miestuose tokia pati kaziuko mugė. Galiu išvardinti, tai Vidiškės, Klaipėda ir net Vilnius. Įsivaizduojat, prie kokių miestų lyginamės mes visi su savo muge. Jūs turite džiaugtis ir didžiuotis. Vidiškės garsinančių pavasarinių renginių pasidžiaugė ir seniūnė Vigalė Matkėnienė, o šventės šeimininkė gimnazijos direktorė Jūratė Sveikauskinė visus mugėn susirinkusius pasveikino, gražaus pabuvimo palinkėjo. Taip pat sveikinu visus kazimierus, kaziukus, kazimieras ir kazytės su vardadieniu. Linkiu sveikiems būti ir čia gražiai pasibūti. Todėl į vakarą netraukime, mugėme pradėkime, linksminkimės ir pasižmonėkime. Šventės vedėjai, lyg iš pieno plaukusi gražuolė Marcelė ir šaunusis jos Jonas, viešnes apdovanoja riestainių rinkėmis. Į sceną kvietė visus kazimierus ir kazytes, kiekvieną apdovanodami vardiniais medaliais. Nors šiemet itin didelę prekeivių gausą mugę pasigirti negalėjo, tačiau kiekvienas atvykęs galėjo atrasti savo prekę, kas pavasarį parnašaujančias svarbas rinkosi, ką uoslė prie naminės duonos, pyragų ar kitų gardžiausių kepinių viliojo, kas ties mezginiais ir kitais rankdarbiais sustojęs piniginę vėrė ar šiaip grožėjosi. Kol pirkėjai ir pardavėjai litus skaičiavo, Marceliukės užeigos jaunieji šeimininkai visą naktį ir darytą pyragus kepė. Dabar svečius prie stalo viliojo, vikriai sukosi, gardumynus jiems nešė, kvapne ir karšta arbata vaišino. Kad mugės svečiams būtų dar smagiau, Marcelė su Jonu į sceną kvietė Ignalinos kultūros centro kapelos muzikantus ir dainininkes.
Visus šokių užkrėtė Elenos Skripkauskienės vadovaujamų gajos vyresniųjų ir jaunimo kolektyvų poros. Sukosi trypė vieni kitiemis nenusileisdami, prakaitą tarp šokių braukdami, vis tiek šypsojosi. Ramiai prisėsti ir palinguoti pakvietė Vidiškių senjorų klubo Vilnis ansamblis Verpetas. Didžiausią staigmeną ištaisė neseniai susibūręs Vidiškių gimnazijos mokytojų ansamblis. Debiutui scenoje pasirinkė senas populiarias dainas, sulaukė didžiulio žiūrovų palaikymo. Atlikęs paskutinę dainą, ansamblis džiaugiasi savo sėkme, o mugėje prekiavęs vidiškietis Kęstutis Žemaitis mokytojus apdovanojo didžiulių riestainių vėriniais. 2 valandos trukusi mugė neprailgo nei šeimininkams, nei svečiams. Tad pirkėjus, pardavėjus, šokėjus ir dainininkus kviečiame ir kitąmet, kai Vidiškių kaziukas švęs savo 16-ąjį. Būkit pasiruošę ir pasipuošę. Vėl šėlsim. Tramtatulis vaikų ir mokinių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas. Jo tikslas skatinti mažuosius domėtis savo krašto tradicinę kultūrą, ugdyti jaunuosius lietuvių liaudies dainų, statytinės kultūros, instrumentinės muzikos atlikėjus. Ignalinos rajono kultūros ir sporto centro etninės ir muziejinės veiklos skyriuje rajoninis Tramtatulio turas surengtas kovo 7 dieną. Visus pasveikinusi renginio organizatorė Marija Kirkienė pirmiausia padėkojo mokytojams, kurie nebejingi liaudies kūrybai ir tą meilę sugeba perduoti vaikams. Buvo pristatyta konkurso vertinimo komisija. Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė, šios skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Juodagalvienė ir Aukštaitijos nacionalinio parko kultūrologė etnografė Sigutė Mūdinienė. Koncerte dalyvavo 13 atlikėjų iš Ignalinos, Daugėliškio, Vidiškių, Didžiasalio ir Mielagėnų. Kiekvienas jų atliko po 2 kūrinius. Šį kartą buvo lietuvių liaudies dainos ir tarmiški pasakojimai. Žmonės sako, Dieve, nebedaug daugiau piemenėliam domas. O tai kaip jų gabalų pilna žemė pritrūpinta. Esu uždėlala. Tiesiog, netikėk Dieve, ačiū netyčia numetė duonos trupinėlį. Tada Dievas kaip užtiko, kaip darom šivorui, tiesiog liekuta. Ir dabar kukurų nešioja, esu uždėlala, kaivylės, tai nepatrūka. Matai patrūkus uždėlala, nuva į visą. Kaip visada, patys žaviausi mažieji dainininkai ir pasakotojai. Visą jų būrį atlydėjo mokyklos darželio Šaltinėlis direktorė Elytė Zakarauskienė ir vaikučius pasirodymams rengusios auklėtojos. Reikia pastebėti, kad mažieji buvo ne tik puikiai paruošti, bet pasirūpinta ir jų gražia apranga su tautiniais elementais. Mažųjų grupėje geriausiai įvertinti mokyklos darželio Šaltinėlis auklėtiniai. 5-metė Kamilė Ponomarenko ir jos dainoms pritarė Pijus, Matas bei Simas, taip pat stipraus balso savininkas 6-metis Vaidas Gudelis, kuris jau buvo pastebėtas konkurse Dainų dainelė. Šiuos vaikus parengė mokytoja Vida Ksenzovienė.
Tarp geriausių paskelbti ir 2 5-mečiai pasakoriai Ignas Navackas ir Austėja Akinskaitė. Juos parengė auklėtoja Janina Čiplienė. Sakyk mergelą, sakyk jaunoja, kas gražiai rainuoja žiemų vasarėlis. Žiemų eglitelą, a vasarų rutelą, ar tai žaliuoja žiemų vasarėlis. Ne mergelą būčia, kad aš nežinočiau, kas margas nerašytas ir nedašytas. Juodasai varnelis ir margasai genelis. Vyresniųjų grupėje dalyvavo 3 dainininkės ir 3 pasakoriai. Stipriausi komisijos sprendimu buvo pasakorė Giedrė Misiūnaitė iš Didžiasalio Ryto vidurinės mokyklos, mokytoja Nijolė Keraitienė ir Gintarė Lukijanskaitė atstovavusi Ignalinos muzikos mokyklai, mokytojas Sigitas Kirka. Kukuoja gegula, vištelių sadalį verkia mergužėlą, rūtelių darželį verkia mergužėlą, rūtelių darželį, neverk mergužėlą, aš tave paimsiu kaip žalių rūtelį, aš tave nuskinsiu kaip žalių rūtelį, aš tave nuskinsiu. Kadangi respublikinis Tramtatulio konkursas vyksta kas 2 metus, todėl šiems rajoninio turo nugalėtojams pasirodymai buvo tarsi jėgų išbandymas, gera repeticija prieš kitų metų konkursą. Na, o žiūrovams ir komisijai dovanota puiki programa ir valandėlė tikro džiaugsmo. Kovo 29 dieną valstybinis dainų ir šokių ansamblis Lietuva kviečia į koncertą Čia mano Lietuva. Koncertas vyks Ignalinos kultūros centre. Čia mano Lietuva. Tai ansamblio Lietuva 2 dalių spalvinga programa, klausytojus patrauksianti savo dvasingumu bei neišsemiama šokių ir dainų energija. Naujojoje savo programoje ansamblis stengiasi atskleisti žiūrovams nepaprastą lietuvių liaudies dainų ir šokių grožį. Pirmoje koncerto dalyje galėsite pasidžiaugti ir geriausiais ir jau primirštais ansamblio Aukso fondo šokiais, dainomis bei instrumentiniais kūriniais. Taip pat patriotiškus jausmus sukels ir keletas tremtinių dainų. Publikai žadama parodyti daug naujų linksmų šokių. Antrąją koncerto dalį sudaro geriausi numeriai iš pastarojo 10-mečio ansamblio programų. Ši dalis tarsi teatralizuotas mažas spektaklis, kuriame žiūrovas išvys ir šienapjūtės, ir karo, ir meilės bei linksmų liaudiškų švenčių epizodus. Šį spektakliuką vainikos populiariausių liaudiškų dainų apie tėvynę Lietuvą pynė. Tad ansamblis išdidžiai skelbia Čia mano Lietuva ir laukia jūsų koncerte kovo 29 dieną. Bilietus jau galite įsigyti kultūros ir sporto centro kasoje. Seniorams bilietas kainuos 10 litų, kitų bilietų kainos nuo 15 litų. Kaip įprasta prieš atsisveikinant keletas skelbimų. Ignalinos kultūros ir sporto centro etinės ir muziejinės veiklos skyrius kviečia į kraštiečio Algio Jakšto peizažų parodą Čia mano žemė. Parodos atidarymas vyks kovo 15 dieną, ketvirtadienį 12 valandą. Apžiūrėti parodą galėsite iki gegužės 1 dienos. Kovo 14, 21, 28, balandžio 4 ir 18 dienomis 15 valandą Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parodų salėje vyks žaidimas Protų kovos Europrotai. Tai komandinis žaidimas, paremtas protų kovų tipo viktorina. Europrotai įdomus ir linksmas būdas praleisti laisvalaikį smalsiems ir naujo sužinoti norintiems žmonėms. Turnyre galėsite parodyti savo išmintį apie Europos geografiją, sportą, istoriją, meną, politiką, muziką ir kitus dalykus. Jei jūsų komandoje bus dalyvių iki 18 ir vyresnių nei 50 metų, gausite papildomų taškų. Registracija Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pas Vidą Sekonienę arba telefonu 52142. Pigių rūbų parduotuvė Umbrava, įsikūrusi buvusio buitinio 2 aukšte, skelbia akciją. Ateinančią savaitę iki kovo 18 dienos visiems rūbams bus taikoma 20% nuolaida.
Tiek informacijos šioje laidoje. Geros ateinančios savaitės. Sudie.